Sveiki, čia Valentas Balsevičius ir šiame video noriu parodyti, kaip galima valdyti šeimos elementų matomumą. Tai kas jeigu aš turiu dviejų tipų detalės, pavyzdžiui, viena yra su inkariniu strypu, ten kažkokios papildomos jėgos veikia, ir kita yra be inkarinio to lenkto strypo. Tai ką galima padaryti, tai galima tiek komponentų, tiek kūnų matomumą šeimoje įvairiais būdais kontroliuoti. Tai ką padarysiu, vėl grįšiu į šitą šeimą ir pavyzdžiui, ką padarysiu, pažymėsiu šitos inkarinius strypus ir čia yra toksai visibility setting, matomumo nustatymai, galiu pavyzdžiui išjungti, kad prie tam tikro detalumo lygio jie nesimatys, matysis tik prie puikaus detalumo lygio, ar ne, įkelsiu į projektą šitą šeimą, override ir matote prie vidutinio detalumo lygio ir prie grubaus nesimato, o prie fine tie elementai matosi. Tai šitą galbūt sutiksite kažkur kitų kurtose šeimose, tai nenustebkite, net ir, pavyzdžiui, metalinių konstrukcijų ar ne šeimose yra tas padaryta, pavyzdžiui, prie medium yra kvadratinis, o prie fine yra apvalus. Tai ten yra du kūnai, kurių nustatytas būtent tas matomumo lygis skirtingas. O kitas būdas valdyti matomumą, tai pavyzdžiui, aš pasižymiu strypą, ne, ir galiu tiesiog išjungti jo matomumą. Tai reiškia, kad šeimoje šiaip aš jį matau, bet kai užkrausiu į projektą, jis iš vis bus nematomas niekur. Tai to nereikia, aišku, įjungsiu jo matomumą, tačiau aš galiu nustatyti, kad jo matomumą valdysiu su parametru. Tai paspaudus ant šito kvadračiuko galiu priskirti parametrą, kuris valdys jo matomumą. Tai šiuo metu tokių parametrų neturiu, todėl turiu susikurti ir įvesiu pavadinimą, lenktas strypas, ar ne, ir parametro duomenų tipas yra yes, no, tai to ir reikia matomumo nustatymams. Tipo parametras grupuosim ties, pavyzdžiui, visibility matomumu. Ok, spaudžiam ok ir priskiriau parametrą, kad valdyčiau jo matomumą. Dabar nueinu čia ir matau, kad jau yra tas parametras ir, pavyzdžiui, susikursiu tipą šitai editiniai detaliai ir pavadinsiu su strypu, su lenktu strypu, ar ne, ir kitą, kur bus be lenkto strypo. Tai turėsiu du elemento tipus ir vienam iš jų išjungsiu matomumą lenkto strypo, apply, o kitam bus įjungta. Ok, ir tada įkraunu į projektą, užrašau prieš tai buvusią versiją ir pasirenku, pavyzdžiui, kadangi aš sukūriau du naujus tipus, tai liko tas senas tipas, kuris vadinosi lygiai taip pat kaip šeima prieš tai ir atsirado du nauji tipai. Tai, pavyzdžiui, be lenkto strypo yra ir yra su lenktu strypu, ne? Tai dvi detalės. Tai va taip galiu kontroliuoti elementų matomumą šeimose. Tai ir norėjau parodyti šiame video. Iki.